Šiandien vyksta karas. Mes šito savo nesam pasakę. Mes norime kariauti vadovaudavimėsi taikos taisyklėmis. Taip mes nelaimėsim. Yra karas. Tai jeigu visi žinom, kad Krymas, dauguma iš mūsų žino, kad Krymas yra Ukrainos, o Grenlandija Danijos, tai dauguma iš mūsų turi žinoti, kad Lietuva šiuo metu yra kare. Ir tada pamatysit, kai mes suvoksim, kad esame kare, mums diktuosis veiksmai netgi be ekspertų. Organiškai politikai susėdę galės aiškiau matyti, ką veikti. Ir vienas iš tokių veiksmų turėtų būti adekvatus finansavimo skirimas kognityviniam karui. Kognityvinį karą, kuris dabar vyksta. Tai mes jo nelaimėsim šitą. Tai yra, mes karo nelaimėsime, jeigu kovosime procedūromis, įstatymais, instituciniais resursais. Yra protai, yra technologijos ir jie turi būti suaktyvuoti. Šitos valstybės turtas yra protas ir tas protas turi būti suaktyvuotas. Ir tam irgi mesti pinigai, kurie persidengia su kognityvinio karo resursais. Tai arba jeigu nori laimėti karą, tu rašai taisyklės. Tai taisyklės mes galime pradėti rašyti pirmiausia nuo to nebėgiojimo iš paskos. Na gerai, technologijos mums padės kažkiek atsiriboti, bet mes turime suvokti, kad atakos objektas yra protas ir širdis mūsų piliečių. Ir mes jų neapsaugosim. Dėl to, kad vienas iš pavyzdžių yra, kad didysis dezinformacijos šaltinis yra Seimas ir politiniai banditai esantis valdančioje daugumoje. Tai vadinasi, koks teisingas priešnuodis tam galėtų būti, tai yra investuoti pinigus į mąstymą žmonių. Per tą, ką sovietai iš mūsų atėmė, tai bendruomenių lyderius ar ne, bendruomenių lyderystę, įveiklinimą, jeigu prieš narkotikus Islandam pavyko su futbolu laimėti, kodėl mums negali pavykti prieš dezinformaciją su futbolu įveikinimu, įveiklinimu tų pačių vaikų ir suaugusių per kultūrinės veiklas ir panašiai. Tai vat trečias, taip, futbolas prieš dezinformaciją, kodėl ne, čia aišku gal juokingai skamba, bet esame idėjų generavimo lygmenį. Taigi 3 dalykai. Prisipažįstam, kad esam kare ir nustojam žaisti taikos taisyklėmis, kai kariaujam. Antras, metam pinigus į technologijas. Ir trečias, saugom protus, nes mūsų protus atakuoja ir mes neišgaudysim visų būdų, kaip jie atakuoja. Tai reikia to stiprinti protus viskas.